Pradinėje Romainių mokykloje Ankšta, čia vos 5 klasės, mokyklą lanko daugiau kaip 100 vaikų. Kad sutilptų visi pradinukai, pamokos organizuojamos 2 pamainomis. Labai trūksta erdvės, nors esam gražioje vietoje, kol oras geras, mes galim ir kūno kultūrą lauke daryti, o po to salėje mažoje trūkstant erdvės, tai labai sunku tai daryti ir klasėse, labai ir vaikų būtent ir pertraukų metu ta veikla stabdoma, popamokinė veikla taip pat yra labai suspausta. Naujos mokyklos Romainiuose reikėtų ne tik pradinukams, bet ir vyresniems mokiniams. Apie mokyklos, kurioje tilptų apie 600 moksleivių statybas, kalbama jau 17 metų. Per tą laiką išrinktas sklypas, parengtas daugiau kaip 1 000 000 litų kainavęs projektas. Tačiau panašu, kad jis gali visam laikui užsigulėti stalčiuje. Mat abejojama, ar pavyks surasti 60 milijonų litų statyboms. Kauno valdžia iš viso svarsto, kad naujos mokyklos net nereikėtų. Mokyklos darbuotojams jau teikti lankstinukai su nuomojamų modulinių mokyklų pavyzdžiais. Esą tokia iš atskirų modulių surenkama mokykla puikiai išspręstų problemą. Mano mintis yra, kad dabartinį pastatą, kuriame mokosi vaikai, atrenovuoti per metus arba per kelis metus, atrenovuoti taip, kad jisai būtų ta stacionari mokyklos dalis, kuri būtų visada užpildyta vaikais, ir papildomai įjungti modulinės klases. Tiek, kiek tais metais yra poreikis. Visi labai mėgsta jau iškelti tą tokį pavadinimą, kad tai yra konteineriai. Tai tikrai nėra konteineriai, tai nėra krovininiai konteineriai, tai tiesiog yra modulinė sistema medžio karkaso. Surinkamą mokyklą planuojama pastatyti pievelėje prie dabartinės. Iš modulių surinktą mokyklą miesto valdžia iš statytojų žada nuomotis. Kiek kainuotų nuoma, neatskleidžiama. Surenkamos mokyklos iniciatoriai tvirtina, jog tokią mokyklą būtų galima puikiai pritaikyti prie besikeičiančio moksleivių skaičiaus. Jei moksleivių daugėtų, būtų galima pristatyti keletą papildomų sienų ir taip mokyklą praplėsti. Jei moksleivių mažėtų, priešingai, mokyklą būtų galima sumažinti. Romainių bendruomenės atstovai planus statyti surenkamą mokyklą vertina skeptiškai. Esą pastačius laikiną statinį tik būtų iššvaistyti pinigai, o moksleivių poreikiai taip ir liktų nepatenkinti. Plotas prie esamos mokyklėlės mažutis. Mes prarasime vaikams poilsio aikštelytę. Mes neturime ten infrastruktūros, tinklai ten labai menki. Mes šiandieną netgi negaliu pasakyti, o kaipgi šildomas tas modelis bus, todėl kad ten nėra katilinės, kuri galėtų pajėgti aptarnauti. Pirmoji Lietuvoje surenkama mokykla šiais metais pastatyta Vilniaus pakraštyje, Rokantiškėse. Netradicinių ugdymo stilių, kai kartu mokosi skirtingo amžiaus vaikai, sumaniusi išbandyti privačios mokyklos vadovė, sako norėjusi pradėti dirbti iš karto. Tad greitai pastatomas surenkamas pastatas buvo puikiai išeitis. Labai didelis investicijos reikalingos statant mokyklą, įrenginėjant, tai yra iš tikrųjų labai dideli kaštai, labai dideli finansiniai įsipareigojimai. Ir taip sutapo, kad aš pati Švietimo mokslo ministerijos dėka ir europinių projektų dėka pabuvau Švedijoje, Norvegijoje ir mačiau šitokiuose mobiliuose nameliuose dirbančias didžiulės, net tarptautinės mokyklas, vaikų darželius, ir man tai pasirodė puikus sprendimo būdas. Tai yra greitai, tai yra patogu, tai gali būti jauku. Pradinė mokykla sumontuota iš 4 modulinių pastatų, bendras jos plotas apie 80 kvadratinių metrų. Mokyklos statybos baigtos per kelias savaites. Reporterės Kristina Karlonė ir Edita Vižbickaitė.